Taigi, tęsime pamokėlę toliau. Turėjo pas jūs gautis suvedžiotos visos raidės. Ir dabar būtent darbas su raidėmis. Pasižymiu sluoksnį, kuris yra E, PAF. Nepasižymėjau selectiono, todėl negalėjau padaryti kopijos. Na štai, viršui gaunu būtent raidelę, ta, kuri ir man ir reikalinga. Sekantis dalykas, ką aš darau, tai yra atlieku tą patį veiksmą būtent su visom raidėm. Tai yra žymiu A, laikau klaviatūroje Ctrl, spaudžiu ant A raidelės, štai šioje vietoje, suaktyvėja apvadas, grįžtu į parinkti layers, pasižymiu sluoksnį žalia, komanda Ctrl-C, Ctrl-V. Ir vadinu visas sluoksnius pagal tai, kokia yra raidė naudota. E, raidė A, sekantis dalykas, tai raidė R, tas pats veiksmas atliekamas, Ctrl-C, Ctrl-V, R, raidelė T, ir raidė H. Išjungiu sluoksnį, kuris yra žalies po apačia ir turiu konkrečiai dabar būtent savo raidės. Dabar šitoje vietoje mes pamėginsime suteikti jom šiek tiek trimatį tokį įspūdį, vadinasi, apdirbinėsim su variantais, kurie yra blending options, tai yra shadows, inner shadow, outer glow, inner glow, bevel and emboss, satin color ir kiti. Taigi, pirmieji nustatymai, kurie bus atliekami, tai yra štai šitie. Dirbsime su parinktim, kuri yra satin. Tai yra pasirenku sluoksnį, įsiskleidžiu lentelę, kurie atsiranda, pasirenku satin ir nustatysiu tam tikrus parametrus, kurie yra man reikalingi. Blending mode yra screen, tai renkuosi screen, tai yra permatoma. Sekantis dalykas yra būtent skaičiai. Tai yra permatomumas 13. Sekantis dalykas pasisukimo kampas yra 19. Toliau turime tokį nustatymą kaip distance atstumas 11 ir size dydis lieka 14. Pakeičiam kontūrą. Štai šį. Ir einame prie kito parametro, kuris mums yra reikalingas. Būtų šis variantas labiau tinkantis. Sekantis dalykas, kas mums yra reikalinga, tai yra bevel and emboss. Pažymime pele bevel and emboss, suteikia šiek tiek sakykime, tokio kaip 3D vaizdo įspūdį ir žiūrime toliau čia esamus nustatymus. Taigi, bevel and emboss mes turime naudoti inner, tai yra vidinį įtraukimą, reikšmė smooth, kuri yra 100, naudojame up nustatymą, tai yra į viršų kelimasis. Sekantis dalykas turime štai šitoje vietoje nustatymą, kuris yra 10.
Jeigu netyčia paspaudžiu Enter ir viskas dingsta, 2 kartus kairių pelės klavišus sprakteliu ant efektų, pasirenku efektą, kuriame dirbau ir tęsiu darbą toliau. Taip, toliau tikrinu 120, parametras 30, overlay, keičiu štai šį vietą, overlay 16, pas mane yra 75, pakeičiu, multiply 25, pas mane yra parametras 75, tai per matomumą pakeičiu į 25. Taip, visi duomenys atitinka ir tiesiog OK. Sekantis dalykas, ką man reikia padaryti, tai yra kopijuoti savo sluoksnį, tai yra raidelės E sluoksnį, komanda Ctrl-J, ir apatiniam sluoksniui pasirenku jį, spaudžiu dešinį pelės klavišą ir pasirenku parametrą Clear Layer Style. Tai yra, jisai pas mane tampa visiškai švarus. Štai čia yra visa tai, ką atlikome naudodami pirmus nustatymus pradinius. Ir dabar naudosime kitus nustatymus, dirbsime su kitais dalykais, tai yra su Drop Shadow ir vėlgi su Bevel and Emboss nustatymais. Sluoksnis yra statomas po apačią ir vėl renkamės paletę. Pirmoji būtų Drop Shadow. Žiūrime į nustatymus. Pirmieji veiksmai vyksta ne Drop Shadow parinkti, o būtent čia. Normal. Opacity 51 pakeičiu. Visa kita gerai. Varnelės uždėtos. Visa kita taip kaip turi būti. Sekantis langas, tai yra būtent Drop Shadow langas. Ir jį aš pereinu. Drop Shadow. Ką dabar čia darau, tai žiūriu į režimą. Yra multiply režimas ir multiply kiekis, skaičius 34, skaičiu 34, sekantis veiksmas tai yra žiūriu kampą 120 ir dydžiai 2, 0, 1, įvedu taip pat 2, 0 ir vienetas. Lyginu kitas reikšmes. Čia viskas gerai. Ir pereinu prie sekančio dalyko, prie Bevel and Emboss paletės. Ja pažymiu. Ir žiūriu toliau. Turiu Inner Glow, Smooth parametrą, 100 up, skaičiai yra vienetas ir 0. Šitoj grafoje keičiu vienetą. Žiūriu toliau, kampas 120, 30 laipsnių, svirimas tas, screen ir yra jisai nuimtas principe, screen per matomumas. Štai taip. Ir multiply 100%. Pakeliu. Spaudžiu OK. Gaunu štai tokį variantą raidės. Dabar sekantis dalykas, ką mes darysim, tai yra
sukursime jai šešėlius. Žymiu pačią raidę, sukuriu sluoksnį, kuris būtų nutempiamas į apačią ir jį pavadinčiau E šešėlis. Dabar šitoj vietoje aš galiu naudoti užpylimą. Tai yra naudoti, sakykime, spalvas, kurios yra, jeigu noriu užpilti juodai klaviatūroje Alt ir Backspace, jeigu noriu užpilti baltai, tai yra Control ir Backspace. Šiuo atveju, kadangi man reikia juodo užpylimo, naudoju Alt ir Backspace užpylimą. Tai yra užpila būtent backgroundo spalva ir sluoksnį pertempiu į apačią. Nuimu pažymėjimą, tai yra Select, Deselect ir sluoksnį traukiu į apačią, tai yra naudoju komandą Select and Move 10, 11, 12, 13, 14, 15 kartų ir iš šono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 užteks. Patraukiau. Artinu visą vaizdą. Na ir dabar naudosiu filtrą, kuris suteiktų mano šešėliui kažkiek, tai sakykime, kryptinio pasvirimo. Tai yra šitoj vietoj aš naudosiu filtrą, kuris vadinasi Filter, Blur ir yra Motion Blur filtras. Dabar man reikia šitoj vietoj, kad jisai būtų būtent taip pasviręs, tai -45. Na ir galiu naudoti reikšmę distance atstumo. Jeigu ne, tai būna 30. Ok. Ir naudoju dar vieną dalyką, tai yra opacity, statau 50. Gaunu štai tokį rezultatą. Duplikuoju sluoksnį šešėlio ir naudosiu trintuką, kad vietomis panaikinti tolimesnius, sakykime, patamsėjimus. Spaudžiu E raidę klaviatūroje, tai yra būtent Erase Tool ir jeigu nematau įrankio, spaudžiu klavišą Caps Lock ir galiu tvarkingai apibėgti būtent raidelę. Gal šiuo atveju dydis turėtų būti šiek tiek mažesnis. Vietomis galiu panaikinti tam tikrus dalykus, kurie man yra nereikalingi. Vėlgi grįžtu prie E šešėlis pirmojo sluoksnio. Dar kartą jį duplikuoju. Galiu pakelti per matomumą iki, tarkim, 80. Pastumti jį šiek tiek į viršų ir vėlgi naudodamas tą patį įrankį, kuriuo šešėlį, kuris atrodytų tvarkingai išplaukiantis, ištamsėjantis, turintis tamsias vietas, šviesesnes. Gaunu štai tokį rezultatą. Ir dabar dar vienas momentas, ką man reikia padaryti.
Tai yra, aš turiu pasiimti sluoksnį, raidės sluoksnį, tarkim E raidę, ir padaryti jos kopiją. Ctrl J. Tempiu ją tada į apačią po visais šešėliais ir stengiuosi ją dabar pastumti į apačią, naudodamas Move toolą, tai yra rodiklė į apačią 15 kartų ir tarkim 10 kartų galiu trūktelėti vieną arba į kitą pusę. Dabar šitoje vietoje naudosiu būtent įrankį, kuris vadinasi Burn Tool. Jo dydį mažinu. Pasirenku parinkti Shadows. Spalvos užliejimas, tarkim, galėtų būti apie 75. Ir šiek tiek vietomis patamsinu būtent raidelę. Dabar vėlgi galiu naudoti sukurti meską. Pasirenku juodą spalvą. Pasirenku teptuką, spausdamas B raidę klaviatūroje. Ir galiu tvarkingai apdirbti. Būtent reikia žiūrėti, kad pieštų ant mesko. Ir galiu panaikinti tam tikras vietas. Redaguoju teptuko dydį. Ir redaguoju teptuko per matomumą. Panaikinti būtent tas vietas, kurios man yra nereikalingos. Tokie veiksmai yra atliekami su kiekviena raidele. Išvalau būtent Layer Style parametrą iš apačios, tai yra iš to sluoksnio, ant kurio uždėjau meską. Ir dar šiek tiek apibėgu, aptvarkau tam tikras vietas, kurios man nelabai gražiai atrodo. Vaizdas būtų patrauklus akiai. Štai taip. Ir tas pats yra atliekama su visom raidelėm.